jų pačių hegelinė dialektika, kuri yra Markso šito visoj ideologijai kreivoj labai stipriai taikoma. Ir tai yra jų būtent metodika. Sukelti problemą, pasiūlyti sprendimą ir jie sprendimą jau yra paruošę. Nes, pavyzdžiui, Billas Gatesas jau pasiruošęs yra visiškai perdaryti visą globalią tiekimą, globalų maisto į netikrą, į neagrikultūrinį produkcijos metodą, reiškia, gamybos metodą, kuriam nereikėtų didelių kiekių žemės, po priedangą išsaugot planetą. Va taip, jisai jau ragauja čia ir patiekulus, jau čia matot ir sausainukai, ir hamburgeriukai, ir kas tik tai nori, ir viskas yra padaryta sintetiškai, nebereikia auginti ir žudyti gyvuliukui, nebereikia nieko, viską galima pasidaryti pačiam pavyzdžiui, iš musių išmelsti pieną, čia rimtai, iš musių, arba iš šūdų padaryti, reiškia, maistą, vandenį išspausti ir taip toliau, viskas yra normaliai. Jau turbūt ne pirmą kartą girdit pas mane šitos dalykus, nes taip, dėja, bet taip yra. O štai dar viena suokalbio teorija, pavyzdžiui, PEFO bioetikas nori genetiškai modifikuoti žmonės tam, kad jie būtų alergiški mėsai. So possibly we can use human engineering to make it the case that we're intolerant to certain kinds of meat, to certain kinds of bovine proteins. And there's actually analogs of this in life. There's this thing called the long star tick, where... Žodžiu, geriausiai būtų šiek tiek pakeisti, kad, žmonės, matot, yra labai silpnavaliai. Žmonės yra pripratę maloniai valgyti raudoną skanę mėsą, ar ten kitokią mėsą, bet yra pripratę žmonės valgyti tą mėsą ir jie yra ten tiek silpni, kad jie atsisakyti patys negali. Bet jeigu, pavyzdžiui, genetiškai modifikuoti žmogų, tai jisai, tiesiog bus alergiškas, jis bus nepriims tos mėsos ir automatiškai bus tiesiog priverstas atsisakyti ir atsisakys jos, jokių problemų, nes yragi pat pakaitalų tai mėsai, o kam tą mėsą valgyti, tai teisingai, tai geriausiai genetiškai modifikuoti žmonės tam, kad jie pataptų alergiški mėsai ir išsisprendžia pati problema savaime.